Visame pasaulyje Okinava yra žinoma kaip daugiausiai ilgaamžių turinti sala. Okinavos kaimuose gyvena daugybė žmonių, kurių amžius nuo 80 iki 115 metų. Dauguma iš jų gyvena aktyviai ir yra sveiki. Čia vaizdingoje prie pat okeano esančioje vietoje iš smulkintų koralų liekanų ir gaminamas universalus vandens kokybę gerinantis produktas Coral Mine. Šių koralų skeletas pagal savo genetiškai sąlygotą sudėtį labai panašus į žmogaus ir jį sudaro turtingas mineralinių druskų kompleksas. Daugiausiai tai kalcio ir magnio druskos. Jo sudėtį taip pat įeina kalis, geležis, fosforas, siera, silicis, chromas, manganas, cinkas ir daug kitų mineralų. Reliktinio koralinio smėlio nauda kaupėsi šimtmečiais. Pabaigę savo natūralų gyvybės ciklą, koralai nusėda jūros dugne ir formuoja vertingas nuogulas su visu spektru mineralų, kurių gausu jūros vandenyje. Japonijos vyriausybė turi išskirtinės teisės reguliuoti senovinių Okinavos koralų gavybą. Gavybos procesas yra saugus naujai besiformuojantiems koraliniams rifams ir saugo ekologinę pusiausvyrą. Kruopščiai atrinkta žaliava keliauja į gamyklą, kur naudojant specialią technologiją yra išplaunama, sterilizuojama, sijojama ir po to supakuojama į 1 gramo popierinius maišelius. Įdėtas į vandenį Coral Mine maišelis praturtina jį naudingais, lengvai biologiškai įsisavinamos joninės formos mineralais, tuo pačiu padaro vandenį fiziologiškai visavertį. Vandens su Coral Mine vartojimas palankiai veikia viso organizmo būklę. Jo unikalus energinis mineralinis kompleksas reguliuoja organizmo vandens ir druskų pusiausvyrą, padeda normalizuoti gyvybiškai svarbių sistemų funkcijas. Hello, my name is Robert Tiedemann and I developed H500 together with an international team of experts. Our combined research effort spans decades and implements research breakthroughs in biophysics and biochemistry. H500 is an exceptionally potent antioxidant that is based on the unique synergies of concentrated free hydrogen in an alkalizing matrix of organic minerals. 500 peer-reviewed articles, concentrated free hydrogen has clearly shown to be superior to all other antioxidants when taken as a supplement. Free hydrogen is the smallest but most powerful antioxidant in existence. Because it is smaller than other antioxidants, free hydrogen can easily cross the cell membranes and the blood-brain barrier. Only hydrogen can neutralize harmful free radicals directly and quickly in a matter of seconds. Free hydrogen is a selective antioxidant, targeting only harmful free radicals which have a specific redox signature. When it has done its job, hydrogen is converted into pure water. Free hydrogen increases hydration and reduces lactate, the key factors for enhanced performance and recovery. That is why concentrated free hydrogen is so popular among top athletes and business people. H500 is the easiest way to get free hydrogen into your body on a daily basis. Just take a few capsules and high concentrations of free hydrogen will be produced inside your stomach in a matter of seconds. To increase the efficiency of H500 even more, we embedded hydrogen in a synergistic matrix of alkalizing minerals, essential for energy metabolism. Only the most bioavailable organic forms synergize fully with free hydrogen, making H500 the most advanced hydrogen supplement on the market. So if you want to increase your stamina, remain clear and focused even in stressful situations, and have your antioxidant defense shield fully active on demand, then H500 is made for you. Aš esu Asta iš Kauno. Prieš metus laiko aš pradėjau naudoti šarminį vandenį ir molekulinį vandenilį. Ir savo nustebimui per pirmas 2 savaitės aš jau pradėjau matyti pirmąjį rezultatą. Pagerėjo mano miegas, mažiau tapo paburkę paakiai paryčiais. Ir rytais atsikeldavau gerokai pailsėjus. Bet dar didesnė staigmena buvo tai, kad kai pabandė mano mama, kuriai 74 metai, kuris skundėsi neturėjimo energijos, nuovargių, nenoru išeiti net į lauką pasivaikščioti, užteko vos poros savaičių pradėjus gerti šarminį vandenį ir molekulinį vandenilį. Per 2 savaitės aš nežinau, kas atsitiko su mano mama. Atsirado reguliarūs pasivaikščiojimai lauke. Ryte jie atsikeldavo pailsėjusi ir pilna energijos. Pati mama pradėjo sakyti, nežinau, ar tas vanduo taip veikia, bet aš jaučiu, kad noriu nuveikti kažko labai daug. Sveiki, esu Evaldas, gyvenu Kaune. Koralinį vandenį geriu jau 14 metų. Pirmiausiai, ką pradėjęs gerti pajutau, tai kad pagerėjo miego kokybė, padaugėjo energijos
ir atsirado noras gerti vandens vis dažniau ir dažniau. O dabar, kai pradėjau ir sportuoti, ir bėgioti, tiesiog pajutau, kad raumenys netaip maudžia treniruočių metu arba po treniruotės, todėl kad šarminis skystis man suteikia gerokai daugiau energijos ir neleidžia susikaupti pieno rūgščiai. Labai gerai aš atsimenu tą momentą, kai sėdėjau ant lovos ir tryniau rankomis savo kelienus ir galvoju, oho, Renata, tau dar tik 45, o tau jau skauda kelius. Ir mano nuostabai, kai aš pradėjau gerti šarminį vandenį ir molekulinį vandenilį, po porų savaičių man maudimas kelieniuose dingo. Negana to, kadangi dariau pritūpimus, aš pradėjau pastebėti, jog nustojo traškėti keliai ir taip kaklas. Ir kaip bonusas, aš pradėjau keltis be žadintuvo, energijos lygis labai pakilo ir pradėjau keistis prakaito kvapas ir čia su ta sąlyga, jog aš jau anksčiau turėjau gerą įprotį vandens gerimo. Jau po keletą dienų aš pajutau ypatingą energiją, net iš labo ryto, kas man būdavo labai sunku rytais išsijudinti, o dabar galiu sportuoti ir planuotis visus darbus ir kibti į juos. Ir iki pat vakaro aš energijos turiu, jėgos, energijos. Galvojau, ne pakeliu man visai vanduo ir aš stabdydavau gerti vandenį, nes labai tindavau. Tindavo rankos, kojos. Vakare aš turėdavau kuo greičiau nusimti žiedus, nes jie man spausdavo apyrankės. Kojų batelių aš jau nebegalėjau nešioti, aukštakulnių, nes labai ištindavo vakarais. Ryte atsikeldavau ištinę pakiai, išburkęs visas veidas. Šią dieną aš jau to neturiu. Nukrito svorio ir geras gilus miegas. Vakarais būdavo vartausi, turėjau tokį neramių kojų sindromą. Šis sindromas kažkur pabėgo. Sveiki, mano vardas Žibutė Šarkiūnienė. Esu iš Kauno, esu kosmetologė ir masažistė. Dar prieš metus aš galvojau, kad man reikės keisti profesiją, nes labai skaudėjo sąnarius ir pirštus, buvo ištinę keliai ir labai didelis nuovargis. Pradėjusi naudoti vandenį, lengvai šarminį vandenį su vandeniliu, jau po savaitės pastebėjau, kad aš nepavargstu ir galiu išdirbti visą dieną, o jau po mėnesio pastebėjau, kad man nustojo skaudėti sąnarius ir tinti kojos. Dar po mėnesio aš galėjau išvažiuoti slidinėti ir savo nuostabai aš neturėjau visiškai raumenyse skausmo ir visiškai nebuvo nuovargio.